Sveiki, mėly žiūrovai, jūsų dėmesio mano darbastalio yra dar vienas labai dėlį atrodantis aparatas. Šį kartą tai yra stiprintuvas ir streameris iš kompanijos Naim Unity serijos. Tai yra Nova stiprintuvas streameris, kurio apžvalgą netrukus padarysiu ir taip galėsiu jūs supažindinti su šio stiprintuvo bei streamerio valdymo galimybėmis, funkcionalu. Taip pat mes pasižiūrėsime, kaip jis atrodo viduje, kokius komponentus naudoja gamintojas ir aplamai kaip viskas yra realizuota, surinkta, organizuota viduje. Ir pabaigai pasižiūrėsime, kokias pajungimo galimybės turi šis stiprintuvas streameris. Šio stiprintuvo ir streamerio apžvalgą pradėsime, kaip jau įprastai yra tapę, nuo priekyje esančių valdymo elementų. Taip pat galėsime susipažinti su jo dizainu bei korpusiniais elementais, kaip yra čia padaryti ir iš kokių medžiagų. Taip pat galėsime pasižiūrėti dar ir valdymą naudojant aplikacijas, net kaip yra įprasta jau šio laikinės audiotechnikos arba naujesnės kartos audiotechnikos įrenginiuose. Nemaža dalis valdymo yra perkeliama jau į aplikacijas, kurių dėka yra atliekamas valdymas tokių įrenginių. Tai šis yra vienas iš tokių, tai prabėgsime per tuos punktus ir pasižiūrėsime taip pat. Tai kaip matote, dizainas, vienas man iš ko gero gražiausių būtent tokio form faktoriaus ir aplamai tokio, sakyčiau, klasės aparato, tai turintis šlifuoto aliuminio panelės, kurios yra taip pat dar ir anoduotas, suteikiančios daugiau atsparumo visokiausiams įbrėžimams. Tai mes turime aštrius kampus visose pusėse, taip pat priekinės jo valdymo ekranėlis, taip pat mygtukai atlikti iš plastiko, kuris yra su skaidriu tokia paviršium, tie patys mygtukai, nes matosi, kad jie persišviečia. Iš viso jų čia yra 4, tai įjungimo, play, pause, tuomet yra įėjimo terminalo pasirinkimo mygtukas, ir favoritai, tai yra mygtukas, kuriam gali priskirti mėgstamus savo įėjimo terminalo grupės ir taip greitai persijungti ir pasirinkti tai, ką nori tuo metu klausytis iš vieno arba kito šaltinio. USB lizdas ir taip pat ausinių lizdas. Ir taip pat ekranėlis, kuris, tarp kitko, labai dailiai atrodo, turintis gana gerą rezoliuciją ir tuo pačiu metu spalvų kontrastą. Žinoma, meniu visas stiprintuvo streamerio atrodo juodai baltas, iš principo labai skoningai ir stilingai atrodantis dalykas. Čia matosi, pas mane yra to biški gleiro, nes atsispindi nuo stalo paviršiaus šviesa, tai dėl to gali būti, kad neatrodo taip kontrastingai, kaip jisai atrodytų žiūrint į jį tiesiai, nes šiuo metu laikau kamerą pasidėjęs ant štatyvo, tai šiek tiek pavertus kampu, vėliau parodysiu, kaip tai atrodo tiesiai žiūrint į ekraną, sakykime taip. Šis stiprintuvo streameris neturi lietimui jautraus ekrano, jisai turi tą vadinamą artumo sensorių, kur pridėjęs ranką pasikeičia vaizdas, kuris parodo daugiau galbūt informacijos apie patį atlikėją. Tarkime, jeigu groja koks nors šaltinis Spotify'as arba internetinis radio, tai tiesiog pridėjęs ranką gali pasižiūrėti, kas šiuo metu atlieka kūrinį ir galbūt daugiau informacijos. Didžioji dalis funkcijų iš principo yra patalpinta ne ant priekinės dalies esančių, nes šitą yra tokie vadinami hot buttonai, tai yra įjungimo, išjungimo, play, pause, tuomet yra šaltinio pasirinkimo mygtukas, leidžiantis pasirinkti skirtingas šaltinius, kurie yra iš anksto nustatyti programėlėje. Taip pat yra mygtukas favorite, tai yra, kur tu gali pridėti savo mėgstamą šaltinį, gali būti radijas, gali būti Spotify, Tidal, Qobuz ir taip toliau. Tai žodžiu, mes matome, kad iš principo valdymo prasme čia apsiriboja tik tai 4 mygtukais. Visa likusi valdymo dalis yra patalpinta ant pultelio, kuris taip pat turi išmaniasias funkcijas, tame tarpe ir apšvietimą, kuris taip pat parodo garso lygį. Kai yra keičiamas garso lygis, mes matome, kad keičiasi taip pat ir apšvietimas ant pačio pultelio. Štai toks žiedas matosi yra
indikuojantis apie patį garso lygį ir kitas funkcijas. Tai iš jų mes matome tą patį favorite mygtuką, tuomet mes turime multirūmo mygtuką, išjungsiu šviesą, kad išvengti atspindžių. Toliau mes turime tą šaltinių pasirinkimo mygtuką, leidžiantį pasirinkti skirtingus šaltinius. Mes turime timerį, taip pat turime dar papildomą mygtuką, kuris atsakingas, nežinau už ką jis yra atsakingas, nespėjau dar įsiaiškinti. Toliau dar yra ne garso, čia yra apšvietimo mygtukas, leidžiantis pasirinkti apšvietimo intensyvumą. Mes matome, kad užsižiebia tiek pačio prekės ženklo, tai yra būtent NAIM logotipas, labai didelį žiūrisi, tikrai labai skoningai atlikta viskas. Taip pat virš esantis apšvietimas, žinoma, mygtukų apšvietimas. Neatsimenu, ar sakiau ar ne, bet nuspaudus mygtukas matosi, kad užsižiebia jie tiesiog ryškesnė šviesa, kaip matosi. Toliau yra tiesiog rodiklių pasirinkimas, vėlgi čia tam, kad galima būtų nueiti į meniu ir pasirinkti norimas funkcijas į viršų apačią, standartiškai viskas. Garso nustatymo indikatorius yra patalpintas čia pat, tai jis įrodo būtent garso lygį. Tuomet yra back mygtukas, home mygtukas, tuomet yra, kaip suprantu, playlisto kažkas, tai yra, kas šiuo metu yra atliekama, play now tas vadinamas mygtukas, kad galima būtų pasižiūrėti, kas šiuo metu groja. Toliau yra kitas trackas arba trackas atgal ir tuo pačiu metu play pause. Garso reguliavimas mygtukais tokiais yra plius minus, ir mute mygtukas ir viskas, kas yra patalpinta šį pultelį. Pultelis taip pat matosi, kad stilistika atitinka šio stiprintuvo streamerio dizainą, labai kampuotas, gražus, toks labai man patinka toks dizainas. Kažkada atsimenu, kai dirbau su HTC brandu, tuomet buvo išleistas toks flagmanas jų, tas vadinamas Diamond išmanusis telefonas. Tai jeigu kas atsimena, tai turbūt arba esate turėjęs, arba matėsi, tai nesuprasit, apie ką aš kalbu. Tai dizainas yra labai panašus būtent į tą tokią, kaip yra atlikta NAIM Unity serijos stiprintuvos streameriuose. Ir dar vienas yra dalykas, taip pat matosi, kad tas pats apšvietimas, kuris apšviečia tą vadinamą viršuje esantį encoderį, kuris tuo pačiu metu turi galimybę jį pasukti, turi taip pat labai malonų taktilinį atsaką ir tuo pačiu metu dar indikaciją šviesos, kuri parodo pasukus garso reguliavimo tą patį encoderį, kiek stipriai tas garsas gali būti padidintas ir panašiai. Tai toks yra fainas dalykas. Dar prieš nuimant viršutinį dangtį trumpai susipažinsime su šio stiprintuvo streamerio valdymo galimybėmis naudojant jam skirtą aplikaciją. Čia yra naudojama Focal ir NAIM bendra naudojimui skirta programėlė, kur galima pridėti įrenginį. Šiuo atveju matosi, kad NAIM Unity Nova buvo jau pridėtas. Čia yra mygtukas leidžiantis pasirinkti ir įdėti tos vadinamus favoritus, kur po to galima būtų pasirinkti tiesiai iš naudojant tą hotkey'ų Spotify, Tidal, Kubus, visus šios streamo servisus galima nusistatyti su savo accountais ir juos po to valdyti bei klausytis muzikos iš jų. Taip pat galima aktyvuoti skirtingas funkcijas, tarkime, kaip šiuo atveju yra pridėta, tarkime, analoginio įėjimo terminalas ir internetinis radijas. Čia vėlgi galima pasirinkti iš sąrašo, kas patinka, tai toks irgi daug tų stočių radio yra. Ir dar, ką mes čia turime iš greitųjų meniu, tai būtent USB galima pasirinkti, televiziją. Šiuo atveju matosi, kad buvo nustatytas HDMI terminalas, Bluetooth taip pat jungtis gali būti naudojama, tai yra sujungus su telefoną, naudoti tiesiog kaip perduoti muziką per Bluetooth. Toliau dar iš išplėstinių meniu, tai mes turime galimybę dar, pasirinksiu aš parodyti settings. Streaming servisus galima, kaip ir esu sakęs prieš tai, pasirinkti skirtingus ir juos nustatyti. Tai audio settingus, tai galima nustatyti maksimalų garsumą tiek
tiek ausinė, tiek jau išėjimo akustinių sistemos settingai, taip pat galima pavadinti kaip nori. Galima jį paversti į tą vadinamą server modas, tai iš šio stiprintuvo streamerio taip pat galima padaryti ir multimedia serverį, nustatyti time zonas, visus kitus nustatymus, tame tarpe galima pasirinkti Remote Control Motion Detect, kai tu paimi nuotolinio valdymo pultelį, jisai automatiškai užsižiebia šviesos visos mygtukuose, kad tu matytum, ką pasirinkti, koks garso nustatymas tuo metu yra pasirinktas ir taip toliau. Tai čia vėlgi yra radio playerių nustatymai, ką mes čia dar turime, aplikacijos pačios nustatymai, čia jau toks daugiau su pačia aplikacija susiję dalykai, žinoma, tutorialas, tai yra, jeigu kažkas neaišku, kur ką pajungti ir panašiai, tai galima instrukciją pasižiūrėti tiesiai pačioje programėlėje. Fainas, funkcionalus dalykas, taip pat galima atlikti ir softo update'us naudojant šią programėlę. Vėlgi čia mes turime reikalų su šiuolaikinė audiotechnika, tai normalu, kad ir visi naujausi atnaujinimai programinės įrangos dažniausiai atkeliauja per tą vadinamą OTA, tai yra over the air update'as. Ir taip atrodo jo funkcionalas, tai ką netrukus nuimsiu viršutinį dangtį ir pasižiūrėsim, kaip jis atrodo viduje. Nuėmus viršutinį dangtį, mums pasitinka štai toks vaizdas, kaip matote, jisai taip pat dailiai atrodo ir viduje, kaip ir išorėje. Viršuje esantis ir išorinė dalyje esančios panelės, kaip matote, yra atliktos iš aliuminio blokų, kurie yra sujungti tokia kompozitinė medžiaga tarpusavėje. Tai štai taip pat viskas yra susukta. Jogdylą taip pat esu atsukęs tam, kad galėčiau jį saugiai nuimti, tai yra atjungti lanksčią jungtį, nesugadinus čia esančios jungties, tai vėlgi tam, kad viską tvarkingai išardyti ir surinkti, kartais reikia daryti ekstra judesius, tai šiuo atveju buvo taip pat padaryta. Pats stiprintuvas, tai yra jo viršutinė dalis, kuri matosi šiuo metu yra padėta, yra prisukama iš apačios, štai tokiais ilgais varžtais, čia matosi jų yra 4, likę varžtukai yra naudojami būtent čia jogdylai prisukti. Tai pažiūrėkime, kaip atrodo jis viduje ir ką mes matome, tai pirmas dalykas, kuris krenta į akis, tai didžiulis toroidinis transformatorius, jeigu taip vertinant, tai jisai praktiškai užima vos ne pusę šio stiprintuvo streamerio vietos, jeigu taip paimti būtent tą dalis, kur matosi yra blizgi, tai yra, kur ekranas visas, tai jeigu mes perbrėšime liniją, tai maždaug tiek jisai ir užima. Turime mes radiatorius vienoje ar kitoje pusėje, jie taip pat yra sujungiami su apačioje esančiais radiatoriais, nes visas praktiškai korpusas šio stiprintuvo yra kaip vos ne vientisas radiatorius, leidžiantis vėsintis ten prie jų prisuktiems aktyviams komponentams, tame tarpe galios išėjimo tranzistoriams. Ir čia, kaip matosi, yra sudarytas jis iš 3 aukštų, tai yra viršutinis aukštas pas mus yra skaitmeninės analoginis skaitiklis, vėlgi čia yra visas skaitmeninio įėjimo, ar išėjimo yra išėjimo tenais, ar tik įėjimo. Ne, čia tik tai digital input, tai skaitmeninio įėjimo terminalai, čia atliekamas jau vertimas analoginį signalą, kuris po to yra paduodamas į apačioje esančią plokštę, kuri jau yra atsakinga būtent už analoginę dalį, tai yra įėjimus, išėjimus, tuo pačiu dar yra ir atliekantis pradinio stiprintuvo vaidmenį, tai vadinama flat ampas ir panašiai, nes tono kontrolės šiame streameryje neradau. Taip pat ant viršuje esančios plokštės yra sudėlioti visi kiti moduliai, tame tarpe HDMI įėjimas, išėjimas, tame tarpe yra dar ir Wi-Fi'aus ir Bluetooth'o modulis, matosi, kad jis yra į tokį PCI slotą, tokiam PCI slote panaudotas, vėlgi yra įkišamas ir tiek. Taip pat galima dar papildomai užsakyti kitus priedus, tame tarpe Wi-Fi, FM ir DAB modulis, kuris matosi, čia galėtų būti panaudotas, yra jam skirta jungtis, ir tuo pačiu metu gali esantis tas toksai kniedė, kuri uždaro išėjimą tam pačiam, matyti, antenos terminalui. Tai ką mes čia dar turime? Turime Ethernet portą, tuomet turime dar, jeigu aš neklystu, čia man atrodo USB portas, taip pat ir SD kortelės portas. Ir žinoma, dalis maitinimo šaltinio yra surinkta ant
tos pačios viršutinės plokštės, tai visi komponentai yra apversti aukštyn kojomis, kaip matote, ten esantis elektrolitiniai kondensatoriai, maitinimo srovę filtruojantis. Tai čia ateinančios iš antrinės apie jos matosi maitinimo laidai yra sujungiami šioje dalyje. Čia matosi diodinis tiltelis yra surinktas iš atskirų diodų. Ir ten atliekamas apačioje esančių kondensatorių srovės lyginimas. Taip pat matosi iš antrinių apvijų išeina ir kitus ant apatinės plokštės esančius terminalas. Vėlgi ten atliekamas taip pat srovės lyginimas, matosi, ten taip pat yra grupė diodų, kurie sudaro diodinį tiltelį ir taip pat maitinimo filtruojantis kondensatoriai. Vienoje vietoje, kitoje vietoje, žodžiu, toks yra įdomus paskirstinimas maitinimo pačio. Ir apatinėje dalyje jau pas mus yra pats pagrindinis garso stiprintuvas, kuris naudoja klasikinę klasėje beveikiančių stiprintuvų schemą. Tai aišku, naudojant naujesnius komponentus, tai matosi, kad jie tik tai yra sudėti tokiu principu, kad tranzistoriai patys galo galiniai, tai yra galios išėjimo, tai jie yra primontuoti prie apačios, tai yra prie pačio korpuso. Ir tik tai išvadais matosi yra prilituoti prie plokštės. Čia mes matome tos vadinamus apkrovos rezistorius emiterinius. Čia jau matau H3 yra, tai panašu, kad kiekvienam kanalui čia yra minimum 3, gal turėtų būti daugiau biškių. Nežinau, neardysiu, ten toliau tai nepasakysiu, kiek tiksliai ten tų tranzistorių yra naudojama. Iš jų to pabandysiu aš žiūrėti, galbūt pavyks pamatyti bent vieną iš jų modelį, tai 2SC3519 yra naudojamas tranzistorius, o kitas labai uždengtas ir nepasakysiu, žodžiu, taip pat labai kompaktiškai surinkta schema. Dalykas, kuris taip pat krenta į akis, tai vėlgi šiame stiprintuvė, kaip matote, stiprintuvės trimerė yra labai mažai naudojama elektrolitinių kondensatorių. Panašu, kad jie naudojami tik tai ten, kur reikia biškiai aukštesnės įtampos, nes didžioji dalis čia esančių kondensatorių yra būtent tantaliniai. Kaip matote, čia esantis yra geltoni. Jie turi savo pranašumą prieš elektrolitinius kondensatorius. Tai yra tam naudojamas kompaktiškas, tuo pačiu metu jie yra tikslesni. Aišku, turintis savo ir minusų, bet garso prasme, tai nežinau. Nemanau, kad tai yra kažkoks dalykas, kuris pakenkia, sakykime taip, nes kai kurie matosi, kad turi tokią nusistatymą prieš tantalinius kondensatorius ir jis stengiasi pakeisti. Taip, aš žinau, kad jam būna su jais problemų tuomet, kada jie fatališkai baigia savo egzistavimą, tai jie yra tokie, kurie dėl savo savybių išeina pakankamai brutaliai iš rikiuotės, tai užsidega, gali sprogti ir panašiai. Tai taip kaip, tarkime, nedaro įprastai elektrolitiniai kondensatoriai. Bet šiuo atveju matau, kad čia schema yra tikrai rimtai suprojektuota, suorganizuota. Visi likę komponentai, tame tarpe matosi ir čia esantis polietileniniai kondensatoriai. Irgi matau, kad rinktiniai yra. Tai komponentų kokybei ir pačiom surinkimui jokių priekaištų neturiu, nes tai nėra tas aparatas, kuris matosi, kad būtų surinktas tam, kad belė tik tai parduoti žmogui. Čia matosi, kad buvo įdėta meilės ir tuo pačiu metu rūpestingo ir daug laiko atimančio darbo, pačių inžinierių, visi tai suprojektuoti, suorganizuoti, sudėti ir tuo pačiu metu naudojant tikrai gerus komponentus, netaupant kažkur ten, tarkime, naudojant kokios Samco elektrolitinius kondensatorius, matosi, kad visur panaudoti Kemet. Europoje gaminami tikrai geros kokybės kondensatoriai. Galinė dalis Naim Unity Nova atrodo štai taip. Jūs matote pakankamai gausų išdėstymą čia įvairiausių įėjimo terminalų, kuriuos netrukus apžvelgsime. Ir pradėsime nuo maitinimo dalies, kur pas mus matosi yra maitinimo lizdas. Tarp kito, vienas iš ypatumų būtent šio modelio, tai toks nedidelis liuftas maitinimo lizdo. Tai neišsikaskite, visa tai yra normalu, nes konstrukcija tiesiog yra numatytas nedidelis laisvumas, ten tam tikras liuftas.
aparatas. Likusi konstrukcijos dalis yra standi ir ten yra puikiai pritvirtinta, tai tiesiog pats lizdas turi tokį nedidelį liftą. Yra ok. Ten yra tiesiog taip numatyta. Klasikinį akustinių sistemų išėjimo lizdų vaizdą mes matome taip pat, būtent britiškų, turint omeny, kad čia nėra galimybės pajungti tiesiogiai laidus arba lopetėlės. Mes turime tokius, laboratorinio tipo banan kištukams skirtus lizdus. Toliau mes matome memory card slotą, kuris leidžia įdėti atminties kortelę ir, sakykime, taip naudoti kaip papildomą muzikos šaltinį. Kam visą tai reikalinga? Aš manau, kad tai yra padaryta vėlgi iš tos tokios estetinės pusės. Jeigu tu įdėsi USB stiką, tarkime, tai jisai vis tiek bus išsikišęs iš gale esančio korpuso, gali būti per tokią net distanciją, o kai tu įdedi memory cardą, jisai tiesiog įsistato į slotą ir, paviršius lieka lygus. Manau, čia viena iš tokių priežasčių, kodėl yra panaudotas būtent memory cardas. Gali būti taip pat naudojamas, matyti, dar ir programinės įrangos atsinaujinimu, bet įprastai šie aparatai atsinaujina over the air būdu, tai yra gauna iš interneto update'us. Toliau pas mus yra network Ethernet kabelis ir J45 lizdas pajungti kabeliai. Toliau pas mus matosi DAP FM, čia vienas iš opcijų, kuri gali būti komplektuojama kartu su šiuo stiprintuvu, bet jie nėra numatyta konkrečio modelėje. Ir tiesiog yra uždėtas būtent ertmė yra uždaryta, ten, kur galėtų būti naudojamas, tarkime, terminalas pajungti antenai. Toliau mes matome papildomas modelis, matosi sumontuotas HDMI, jisai ant viršaus yra taip pat pritvirtintas, kaip suprantu, čia buvo irgi pasirinkta opcija papildoma. Toliau pas mus matosi analoginį išėjimai, tai leidžiantis naudoti šį stiprintuvą kaip pradinį stiprintuvą, tai yra pajungus prie galios stiprintuvo ir valyti garsą jame, tuo pačiu metu šaltinius naudoti kaip DAC. Tai irgi yra puikus dalykas. Ir matosi dar vienas neįprastas dalykas, mes čia turime DIN tipo jungtis, tai išėjimo mes turime DIN tipo jungti su 4 išvaidais, o analoginio įėjimo dalyje mes turime DIN 5, taip vadinama, tai yra būtent 5 lizdų laida, tai yra klasikinis vaizdas. Štai taip atrodo laidas tokiam stiprintuvui, jisai čia puikiai telpa. Matosi, kad turi dar ir tokią fiksaciją profesionalią, kur galima būtų dar užsukti, kad laidas neištrūktų. Bet čia toks yra legacy, sakykime taip, terminalo form factorius, kuris dar, manau, kad bus atmintyje likęs žmonėms, kurie turėjo reikalų su vintažinė vokiška technika iš 70-ųjų, 80-ųjų laikų, taip pat ir sovietinės technikos irgi būdavo naudojamas tokios jungtis, ne RCA tipo lizdai, kaip yra įprastas standartas tapęs, o tokias DIN 5. Tai vis dar yra tame trende, kur palaiko tokias jungtis ir, jie, kaip suprantu, deklaruoja tai, jog būtent DIN 5 netgi turi mažesnius iškraipimus, kadangi laidai, kurie naudojami, jie turi dar papildomą šarvą, kuris apsaugo nuo išorės poveikio, tai dėl to matyti yra naudojami. Tai ką mes turime čia, tai mes turime 4 įėjimus, būtent analoginius, tai 2 iš jų yra RC tipo ir 2 iš jų yra DIN 5 tipo. Groundą turim pasirinkimą, floating arba default, tai defaultas jisai turi pilną žeminimą kartu su SCO, jeigu matosi, kad yra kažkokie triukšmai, galima padaryti į floating, tai yra, ta vadinama kabantį ore groundą. Tai iš analoginių išėjimų, kaip matėte, RCA lizdas ir būtent DIN jungtis, tik tai su 4 kontaktais. Toliau pas mus matosi yra skaitmeninio įėjimo terminalai, iš kurių mes matome 2 iš jų yra koksalai skirti, tai yra elektrinės jungtis, taip pat matosi vienas yra BNC lizdas paliktas, irgi elektrinė jungčia, ir po to yra pas mus optinės jungtis, toslinkai, tai matosi 4 ir 5 įėjimai yra būtent optinės dalies. Tai štai taip atrodo jo galinė dalis.
Mėly žiūrovai, ką tik turėjote unikalią progą susipažinti iš arčiau su išties dailiai atrodančiu aparatu. Su mumis buvo Naim Unity serijos Nova stiprintuvas trimeris, kur galėjote susipažinti su jo funkcionalu, pamatyti, kaip jisai atrodo viduje, kokias pajungimo galimybės turi šis stiprintuvas trimeris ir tuo pačiu metu paliksiu keletą savo įžvalgų po šio stiprintuvo perklausos, tuo pačiu metu susipažinus su juo iš arčiau. Žinau, kad ir daug, yra pakankamas kiekis žmonių, kurie dar vis kontroversiškai vertina tokius aparatus, kurie turi kelias funkcijas viename, tai yra būtent all-in-one arba tos pačius stiprintuvus trimerius, galbūt dakus kartu su SD grotuvais ir panašiai, nes norisi turėti tą atskirą kiekvieną savo paskirtį atliekantį komponentą. Tai šiuo atveju šis tikrai nenusileidžia tiems atskiriems komponentams, turint omeny jo garso kokybę, charakterį ir taip toliau. Tai tikrai yra audiofilinis aparatas, turintis tikrai patogų funkcionalumą. Ir matosi, kad ir gamintojas yra įdėjęs nemažai pastangų padaryti jį tokio, ėjęs trumpiausių kelių, kur galima būtų panaudoti tos pačius D klasės stiprintuvo modulius iš kokio nors, nežinau, Hypexo ir panašiai. Viskas yra padaryta, suprojektuota pačių. Komponentai naudojami kokybiški, skambesys yra nepriekaištingas. Tai aš manau, kad tai yra tas aparatas, kuris patiktų ir būtų nuostabus pasirinkimams tiems, kurie vertina savo interjero minimalistinį galbūt pateikimą, ne tai kad pateikimą, bet tą įkūrimą, tai yra, kad nebūtų per daug daiktų, bet tuo pačiu metu viskas būtų konkretu ir funkcionalu, tokia mūsų Bauhaus stiliuje. Tai čia yra vienas iš tų aparatų, kuris tikrai gali drąsiai pakeisti kelis įrenginius, tai DAC, atskirą streamerį, atskirą tuo pačiu metu stiprintuvą. Turite praktiškai viską viename, kas iš principo veikia nepriekaištingai ir aš galėčiau tikrai gyventi su tokiu aparatu, mėgautis jo kasdien skambesiu, nes jam tikrai neturiu jokių priekaištų, būtent Naim charakterį, tai yra tą DNK jisai vis dar išlaiko, tai yra tas įtraukiantis britiškas skambesys, niekur iš jo nėra dingęs, tai mes kaip matėte ir schemos taip pat irgi matosi, kad paties gamintojo viskas yra suprojektuota, nėra pasirinkti kiti atskirų tiekėjų stiprintuvų modeliai ir taip toliau. Tai tikrai fainas yra aparatas, labai rekomenduočiau tokį įsigyti, net galbūt ir pats kada nors pagalvosiu apie tokį, jeigu norėsiu sumažinti savo turimos audio technikos kiekį ant staliuko, norėsiu kažko tokio vieno, kas atrodo estetiškai ir tuo pačiu metu atkurtų muziką taip, kaip aš mėgstu, tai yra kokybiškai, detaliai, su gera stereo separacija, žodžiu, viskas, ko reikia, yra jame, su pakankamai didelė atsarga galios, tai štai, jisai yra čia dailiai atrodantis Naim Unity Nova, su kuriuo ką tik spėjome susipažinti. Tai ačiū draugai, kad sekate mano kanalą, stebite mano kūriamas jums apžvalgas, įvairiausios audio technikos, tuo pačiu metu ir servisų reportažų, kurie, tiesą sakant, pastaruoju metu nespėjau dar susimontuoti, turiu tikrai nemažai nufilmavęs, bet tas laiko trūkumas pakiša koją ir ne visada spėjau tai pateikti ir dažniausiai būna tai, kad neprarasti to publikos dėmesio, tai stengiasi tos trumpesnius, greitesnius video reportažus sukelti, kuriems reikia mažiau montavimo laiko, o su serviso darbais ten jau biškiai kita situacija, ten daugiau to montavimo darbų yra, nes dažniausiai kažkokiais atskiriais epizodais yra daug prifilmuotos tos medžiagos, visi tiesiog klijuoti, yra reikalų. Tai ką, ačiū dar kartelį ir jeigu jums patinka mano kūrimas turinys, žinote, ką padaryti. Iki sekančio karto, iki sekančio įdomus aparato apžvalgos arba serviso reportažų. Ate.